Sveiki. Vienas iš aktualiesnių klausimų apie tvenkinių kasimą yra tvenkinių kasimo kaina. Ir šiandieną aš labai trumpai norėčiau būtent apie tai ir pašnekėti. Kaip skaičiuojama tvenkinio kasimo kaina? Variantų iš tiesų yra daug. Už kubinius metrus, už valandas ir vienas populiaresnių variantų yra už iškastą arą. Yra kiek arų iškasam, už sumą X ir už tą sumą susimoka užsakovas. Labai dažnai būna žmonės klausia, kiek kainuoja vienas aras. Žinokite, universalios vienos formulės kaip ir nėra. Vieno aro tvenkinio kasimo kaina labai smarkiai priklauso nuo to, ką reikia padaryti su iškasta žeme. Tai vat kaip šitame pavyzdyje, anoj sklypo dalyje, kurią dabar filmuoju, prasideda tvenkinys. Bet visą iškastą žemę mums reikia persimest ir ten toli nugrūsti į sklypą ir tenais ją išlyginti. Tai, kad įsivaizduotumėt, vat, nuo tos krūvos iki sklypo ribos yra apie 120 metrų. Tai kiek kartų reikia kaušų permesti į tą pačią žemę, kad ją galima būtų paskleisti visame sklype gražiai ir tolygiai ir išlyginti ir padaryti taip, kaip turėtų būti padaryta. Tai tipinė tvenkinio kasimo kaina vienam arui yra 200 eurų. Visa likusi vertė, kurią užsakovas sumoka už atliktus darbus, būtent ir priklauso nuo to, kiek toli reikia perstumti, pervežti, permesti ar kitaip sutvarkyti žemę. Na, tarkim, jeigu šiuo atveju va čia reikėtų imti sunkvežimius ir visą iškastą žemę reikėtų nugabenti kur nors ten toliau, išvežti sunkvežimiais, nuvažiuoti, išlyginti, tai na, niekaip negalim kalbėti apie 200 ar 250 eurų už arą. Tai yra tiesiog neįmanom. Šiuo atveju tvenkinio kasimas su žemės permetimu ir išlyginimu 280 eurų už arą. Ir žemių tikrai iš 10 arų yra iškasama apie 2,5 tūkstančiai kubų. Dažnai kubai nelabai ką pasako, bet pasako toks dalykas. 2,5 tūkstančiai kubų yra maždaug 250 sunkvežimių žemės. 250 sunkvežimių žemės reikia permesti, dar kartą permesti ir tada gražiai tvarkingai išskleisti ir išlyginti. Tai kaip patys ir suprantate, už 200 eurų nerealu tokį dalyką padaryti, visiškai neįmanoma. Todėl, būtent kaip ir sakiau, šiuo atveju tvenkinio kasimo kaina yra 280 eurų už arą. Jeigu iškastą žemę reikėtų stumdyti buldozeriu ar pervežinėti, kiekvieną kartą reikia skaičiuoti individualiai, bet tikrai skaičiuokite drąsiai, kad jums kainuos 300–350 eurų už arą. Pats pigiausias variantas, kurį vėlgi kartais žmonės užsisako, tai yra elementariai iškasam tvenkinį ir pylimo formą aplink tvenkinį susidedam žemę. Įsivaizduokim, kad šitas pylimas būtų ženkliai didesnis. Tai taip, tokiu atveju galima iškasti didesnį tvenkinį ir už 200 eurų už arą, bet kai iš tiesų reikia atlikti ženkliai daugiau darbų, ženkliai daugiau kartų pasivažinėti su technika, permesti žemę, tvarkingai padaryti, šlaitus gražiai sušlaituoti, tai visa tai užima pakankamai daug laiko, ir iš tiesų tai kainuoja pinigus. Tikiuosi, kad po šio video jums bent kažkiek yra aiškiau, kaip paskaičiuoti vidutinę tvenkinio kasimo kainą. Ir įsivaizduokim, kad jeigu turite tvenkinį, turit sklypą, kuriame norit išsikasti tvenkinį ir žemę galima išsimėtyti aplink tvenkinį ir ją po to gražiai išsilyginti, visa šita teritorija iškasus bus lyginama, tai skaičiuokite, kad tokių darbų kaina tikrai bus 250 eurų už arą. Tikrai. Ar daugiau, ar mažiau, labai vėlgi priklauso ir nuo grunto, ir nuo reljefo. Kuo daugiau medžių, tuo sudėtingiau dirbti, tai tas irgi turi įtakos kainai. Kuo toliau permetinėti žemę, tuo brangiau. Kuo daugiau darbų, kuo daugiau valandų praleidžiame kasdami vieną tvenkinį, tuo didesnė yra vieno aro kasimo kaina.
šiam kartui tiek. Nufilmuosime, kai bus viskas iškasta. Iki malonaus.